pavyzdžiui, švedai buvo įstrigę su Gripenu, ar ne, su savo naikintuvais. Kodėl? Todėl, kad Gripenuose buvo tam tikros amerikietiškos gamybos detalės, dėl kurių technologijų perdavimo amerikiečiai nesutiko. Ar ne? Ir viskas staiga Gripenai geri naikintuvai, vieni pigiausių beje, vieni pigiausių savo klasėje, negalėjo būti pateikti ir taip reikalingi Ukrainoje. Todėl yra prasmės kalbėti, kad tos gynybos investicijos, kurios dabar tarp kitko, aš sakyčiau, eina plačia upe Europoje. Tas, kas dabar darosi Europoje, kiek ateina investicijų, ypač tose valstybėse, kurios jau turėjo gerą užuomazgą. Aš kalbu pirmiausia apie Vokietiją, ar ne? Tu kalbėjai apie karo pramonės, ne? Apie karo pramonę. Jo, aš ją vadinu gynybos pramonę, galbūt jo, bet ypač, ką išdarinėja Rheinmetallis, kiek jisai turi dabar užmojų, ar ne? Pažiūrėkite, kiek jisai vėliavėlių yra įsmeigęs ir Lietuvoje, ir Latvijoje, jau ir ten kalba kitose Lenkijoje, ir Rumunijoje atrodo, ir panašiai. Daro ir daro. Ta prasme, čia yra labai gera tendencija.